Turiu naują hobį, bet nuo pradžių papasakosiu. Tai internetuose jau seniai matau, kaip žmonės savo namuose mėgsta pasidaryti tokį nedidelį namų serverį. Kartais jis būna iš kokio nors seno kompo padarytas, kartais specialus, galingesnis serveris. Tai tokiuose serveriuose žmonės įsidiegia Linuxus, darosi daug visokių įdomių projektėlių, tai VPN kokį pasileidžia, tai dar ką nors. Ir aš irgi užsimaniau tokio. Tai mano, sakykime, pirmieji žingsniai tai buvo Raspberry Pi Zero B berods vadinosi, tam mažam mikrokompiuteriukė pasileisti Pi-hole, WireGuard'ą ir turėti tokį kaip VPN savo pasidarytą. Bet vėliau aš tą kompiuteriuką, kaip galima pasakyti, apleidau, tuo labiau, kai čia persikraušiau į Baltupius ir neturiu jau dabar statinio IP, tai kažkaip tingėjau aš ten susitvarkyti, kad man ten viskas veiktų kaip priklauso, tai tiesiog ir numarinau tą savo projektėlį. Bet dabar po kurio laiko vėl man kažkaip užgimė mintis, kad šitą reikia atkurti ir atkurti kitam lygiai. Noriu kažko jau galingesnio negu tas mažas mikrokompiuteriukas, noriu daugiau visokių servisų pasileisti ir sugalvojau, kad reikia nusipirkti Raspberry Pi 5 su 16 GB RAM. Tai čia jau ne visai jau toks žaisliukas, jau čia toks rimtesnis kompiuteris, kur jau galima daug ką pasileisti. Tai pirmieji žingsniai buvo, kad įsidėjau microSD kortelę, susidiegiau Dockerį, portainerį, pasileidau keletą servisų, tokių kaip N8N, nebe Pi-hole, o AdGuard'ą, nebe WireGuard'ą, o Tailscale, kuris daug problemų man išsprendė. Ir kitas žingsnis, kad jau šitas projektas taptų dar rimtesnis, tai vietoj SD kortelės įdėti SSD diską, nes pasileidžiant daugiau servisų, esant didesniam duomenų srautui, SD kortelės neilgai gyvena. Dėl to reikėtų kažko saugesnio, tai aš tiesiog nusipirkau SSD 256 GB, nedaug, bet ir daug nereikia jam. Ir tokią dėžutę, į kurią viską sumontuosiu. Ir čia pirmas žingsnis, toks jau darant, kaip pasakyti, šitą projektą didesniu. Antras žingsnis tai bus, nusipirkau taip pat dėžutę kietiems diskams, HDD dėt, ir pradžioje 8 TB Western Digital Red Plus diską. Tai į jį jau tada persikelsiu, ką dabar turiu savo NAS'e, kuris yra tik 2 TB. Man jau ten vietos labai trūksta, jau ten viskas ant ribos. Tai už poros savaičių, manau, ar geros savaitės turėčiau gauti dėžutę, ir tada jau bus kitas etapas. Bet šiandien tai tiesiog įsidėsim SSD ir klonuosim informaciją iš microSD į SSD. Kadangi pirmiausiai reikės klonuoti iš SD kortelės į SSD diską visą informaciją, tai viso pilnai nerenku, nusikopijuosiu, tai yra nuklonuosiu ir tada jau, kai matysiu, kad viskas veikia, išimsiu SD ir tada jau pilnai surinksiu.
pabaigiau darbą su savo Raspberry, tai galutinis variantas atrodo šitaip. Nedidelė dėžutė, dabar šiek tiek šyla, nes visą savo šilumą atiduoda į korpusą, taip pat dar yra ir ventiliatorius, kuleris, bet jisai dabar nedirba, nes netiek daug čia jisai kaista. Čia beje elektroninio rašalo ekrano projekčiuką pradėjau daryti, tai kažką šiek tiek rodo. Ir kaip ir viskas. Šiaip klonuojant visą SD kortelę į SSD diską, tai gan sklandžiai viskas praėjo išskyrus vieną vietą, kad N8N duombazė nenusikopijavo normaliai, tai teko papildomai kopijuoti ją prijungus vėl SD kortelę, nes niekaip ten iš tos SSD atstatyti jos nepavyko. Konsultuojantis su Gemini, tai jisai sakė, kad kartais būna, kad ten koks nors duombazės lentelės pavadinimas nenusikopijuoja teisingai ar kažkas panašiai, tai kartais galima atstatyti duomenis, bet mano atveju nepavyko, tai reikėjo tiesiog vėl prijungti seną SD kortelę ir iš jos nekopijuoti. Tai kaip ir viską užbaigiau ir, ten tas kopijavimas, atstatinėjimas gal porą valandų dar užtruko, bet, galiausiai viskas tvarkoj. Ir dabar jau viskas kaip ir baigta šitoj daly. Dabar liko vienintelis dalykas sulaukti, kol gausiu hardų dėžutę, kur jau prijungsiu savo hardą ir pradėsiu kaupti ten failus. Ir tai kaip dabar atrodo mano visas projektas, tai viską kaip gal ir minėjau prieš tai, esu susidiegęs per Dockerį ir Portainerį, atvaizdavimai patogiam pasiekimui visų servisų, tai naudoju Homer dashboardą. Tai tiek jau aš čia visko prisidėjęs, ne viskas yra teisingai sutvarkyta, kad viskas veiktų. Pavyzdžiui, šitas file browseris neveikia, dar nepasidariau iki galo. RSS šitie dalykai irgi dar nesusitapinti normaliai, tai nenaudoju, bet didžioji dalis visko tai jau kaip ir veikia. Ir kai savo blogę parašiau apie tai, kad darau šitą HomeLab projektą, tai vienas skaitytojas paklausė, kaip išnaudoju N8N, tai trumpai galiu irgi papasakoti. Tai kol kas nieko daug aš jame irgi nesu pasidaręs, bet tokie, toks kaip ir pasižaidimai, kaip ir pabandymai, kaip čia kas veikia su juo. Tai turėjau prieš tai Windowsinį mikrokompiuterį, kuriame buvau įsidiegęs Z-Cron programą, kuri Python skriptus leisdavo, kad man ten mano kažkokius dalykus darytų. Tai tuos visus dalykus, tuos skriptus persikėliau ir į šitą N8N. Tai iš esmės čia 5 šitie yra workflowai. Tai tokie visi, sakykime, nieko svarbaus, bet man tik, kad kažkiek įdomu tai buvo pasidaryti. Tai esu pasidaręs, kad iš Stravos per API būtų nuskaitomi mano visos treniruotės ir įkeliamos į mano Google kalendorių. Čia kaip ir į praeitį tie visi įvykiai būna, bet man įdomu matyti kažkaip. Man patinka šituose kalendoriuose matyti tos visus blokelius, žinot, kada kas buvo, kada kas bus. Tai šitie įvykiai irgi atsivaizduoja. Anksčiau dar buvau pasidaręs, kad, sakykime, užsidedu blokelį, kada kokia treniruotė ten būna, tai tas blokelis, kada aš su jį užsidėjęs, pradingsta ir atsiranda, kada tikrasis įvyko. Tai sakykime, jeigu aš ten šiek tiek ar vėliau pasportuot nueinu, tai tą seną, kuris netitinka tikrovės, ištrina, o naujas, kuris tikras, nuo kada paleistas įvykis buvo iki kada nuo jo pabaiga, tas minutės ir atsiranda. Kitas dalykas, pasidariau dar tokį filmų naujienos, labiau gal serialų naujienos, nes nuskaitau iš TV Maze tinklalapio, kada koks naujas serialas atsiranda per ateinančią savaitę, ar galvoju, ar per praėjusią savaitę atsirado.
gal per pravėjai, neatsimenu tiksliai kaip aš pasidaręs, bet berods, kad pasiimu tiesiog savaitės laikotarpį, kada koks, matyt, praėjusios savaitės, tai pasiimu, kada per praėjusią savaitę koks naujas serialas išėjo, atsirinku, kad būtų anglų kalba, nes ten visokių kalbų yra, tai ten, nežinau, rusų, kiniečių ir taip toliau, tai atsirinku tik tais aktualius anglų kalbą. Tada pasirinku, kad tai būtų tik tais Netflix arba Apple TV platformos, iš kur daugiausiai žiūriu serialus. Tada čia prijungiu Gemini API, jisai padaro trumpą aprašymą, išverčia man į lietuvių kalbą ir tada per Telegramo į Telegramą mano atsiunčia žinutę su visos sąrašu. Tai vienas serialas su aprašymu, viena žinutė. Tai kiekvieną pirmadienį ryte gaunu keletą žinučių, kur būna naujų serialų aprašymai. Kad galėčiau atsirinkti, ką žiūrėti, būtų įdomu. Tada turiu Notion'e pasidaręs irgi tokį pat sąrašą, pasižymiu, kokius serialus žiūriu, ar juos jau žiūriu, ar norėsiu žiūrėti, ar pasibaigė sezonai, laukiu naujo sezono, ar jau nebežiūriu, ar jau pats ir serialas pasibaigęs. Ir man tas skriptas tiesiog, jis toks gan kompleksiškas, iš kelių dalių, bet jisai man suranda, į kokio jisai platformoje, tai žodžiu, aš čia tiesiog įsirašau jo pavadinimą ir statusą. Jis man suranda, kokioj tai platformoje šitas serialas yra, čia jo nuoroda, koks jo įvertinimas yra. Ir taip pat prideda datą, kada, sakykime, naujas sezonas išeina. Tai irgi visada galiu atsidaręs čia matyti savo žiūrimus serialus, kurie man įdomus, ir sužinot, kada naujas sezonas išeina. Nes dabar ten tie sezonai išeina bet kada, gali po poros metų naujas išeiti, tai visada atsidarai ir matai, koks kada bus. Tai irgi visai fainai. Ir dar tada pora yra skirtų krepšinio rungtynių sudėjimui į mano irgi kalendorių, tai čia Lietuvos rinktinės rungtynės atsiranda ir čia ryto rungtynės. Tai čia irgi gan paprasta šita seka. Nuskaitau Basket News tinklalapio rungtynių sąrašą. Prieš tai naudojau iš ryto tinklalapio, bet jie ten padarė tinklalapį atnaujinimų. Dabar ten tas kalendorius jų rungtynių, tas sąrašas per JavaScriptus eina, tai sudėtinga nuskreipiant yra. Tai iš Basket News tiesiog pasiimu, su Pythonu perdirbu ir sukeliu į kalendorių. Tai viskas gan paprastai. Šiaip, kaip ir sakau, čia tik pati mano dar tokia pradžia, eksperimentuoju, darausi, žiūriu. Dar čia ir finansų mano šitas Ghostfolio yra. Dar esu prisidėgęs čia tokių įdomių dalykų, bet daugumoje dar nieko pilnai neišnaudoju, tik tais testuojuosi, žiūriu, kas yra įdomu. Radau čia dar tokį tinklalapį, kur yra šitos, gal, nežinau, didžioji dalis egzistuojančių self-hostinimo appsų. Tai čia pasižiūriu, ko įdomus yra, įsimetu kartais pasibandyti. Bet, įdomus dalykas, planuoju vystyti toliau. Ir žiūrėsim, kaip čia kas. Šiaip jeigu ir jūs užsiimat tokiu dalyku, jeigu turit kokių įdomių programų ar galit kažką parekomenduoti, tai parašykit, bus irgi įdomu pasidomėti. Tai šiam kartui tiek tada. Iki.